Į Lietuvą sugrįžo Lietuvos dviračių sporto delegacija. Olandijoje mūsų šalies dviratininkė sėkmingai dalyvavo pasaulio dviračių treko čempionate, kur iškovojo net 2 medalius. Nuotaikas, aišku, labai puikiai. Tikrai labai džiaugiuosi ir galima sakyti netgi, gal net didžiuojasi šio čempionatą. Bronzą asmeninėse persekiojimo lenktynėse iškovojo Vilija Sereikaitė. Geriausia Lietuvos sportininkė Simona Krupeckaitė asmeninėje sprinto rungtyje iškovojo sidabro medalį. Atkaklioje kovoje dėl aukso Krupeckaitė rungėsi su Ana Myers iš Australijos ir nusileido varžovei rezultatu 0-2. Šiaip išvažinėjau su tokiom nuotaikom, kad galbūt medalio ir nelabai tikėjausi. Na, aišku, vis tiek visada važiuoju norėdamas to ir be to neįmanoma ir sportuoti, aišku. Bet, nežinau, galbūt šį medalį vertinu galbūt labiau negu ne kiek sidabras, o galbūt toks biškį paauksuotas sidabras, kadangi buvo tikrai ypač įniršinga kova. Kadangi iš 200 metrų kvalifikacinio važiavimo aš buvau tik 6 ir patekau į auksinį finalą, tai tikrai nuostabus dalykas. Krupeckaitė šis sezonas jau baigtas, dabar laukia pasiruošimas bei treniruočių stovyklos. Kalbėdama apie praėjusius metus, dviratininkė neslėpė, jog jie buvo lengvesni. Aš jau sezono pradžioje minėjau, kad šis sezonas mums bus žymiai lengvesnis, kadangi stengiamės pasilsėti ir vasarą tikrai praleidau žymiai mažiau treniruodamasi negu prieš tai sezonuose. Aišku, ir to greičio šiek tiek trūkumas ir per šį čempionatą buvo, bet susitvarkėm su varžovėm, galim sakyti, ir tikrai džiaugiuosi ir didžiuojasi, kad mūsų komanda sugebėjo pasirodyti tikrai puikiai, galiu sakyti. Lietuvos dviračių rinktinė Olandijoje vykusiame čempionate medalių lentelė liko 13 vietoje. Daugiausiai 11 apdovanojimų iškovojo Australijos rinktinė. Tomas Ramanskas, Viktoras Radajevas, Sport 1 žinios + Vilnius.